Kasmet Lietuvos žemdirbiai praranda tūkstančius tonų derliaus. Statistikos rodikliai rodo, jog vidutiniai derliai visoms kultūroms paskutiniais metais mažėja. Ar mes iš tikrųjų padarome viską, kad išsaugoti jūsų derlių? Mes turim planą, kurio pagalba derlius ne tik išsaugosim, bet juos ir padidinsim. Mūsų komanda dirba prie pačių efektyviausių būdų šiai piktžolei mažinti. Sveiki susirinkę. Turime neeilinį susirinkimą, todėl kad pastebėjau, jog Lietuvos žemdirbiai per paskutinius keletą metų netenka didelių derliaus kiekių. Ir viena to priežasčių yra plintantis pelinis pašiaušėlis mūsų laukuose. Pakalbėkim apie dabar esančią situaciją Europoje. Kaip žinom, veiklioji medžiaga flufonicetas sekančiais metais, tai 26 metais, bus paskutiniai metai, kad ūkininkai galės naudoti savo laukuose. Kaip ir minėjai, 26 metais arba 26 metų ruduo bus paskutinis naudoti flufeniceto produktus ir liks vienas produktas - prosulfokarbas. Dar yra BASFo dvi veikliosios medžiagos - pikolinofenas ir yra pendimentalinas. Jo, tai pikolinofeno pagrindinė dalis yra dviskilčių piktžolių naikinimas. Pendimentalino norma, taip, nuo 2025 metų rudens norma registruota yra mažesnė nei buvo sakykime, prieš tai istoriškai arba netgi yra registruota kitose kultūrose. Ir mes suprantam, kad likus ant vieno produkto mes neturėsim arba Lietuvos žemdirbiai neturės galimybės pakeisti herbicidus savo plotuose arba savo hektaruose. Tokiu būdu mes turėsim labai didelę problemą, todėl kad šis produktas irgi pradės neveikti net ir tos pačios smilguolės taip, kaip jis veikia ją šiandieną. Turime ieškoti ir kitų sprendimų. Piktžolių plitimui įsibėgėjant, veikliųjų medžiagų arsenalas mažėja. Bet ar tikrai esame bejėgiai? Svarbu technikos higiena. Reikia valyti, prižiūrėti. Kai senų sprendimų nebeužtenka, tenka ieškoti kitų kelių. Pirmiausia, kulti švarius laukus. Taip išvengsime papildomų užkirtimo. This wheat has a ligula which is longer when you compare that to ryegrass. Ką daryti ūkiui, kad neprarastų kontrolės? You cannot base the control on the herbicide, you have to combine them. Nuo ko prasideda efektyvi gynyba? Apie tai dar pakalbėsime. Prie mūsų vėl prisijungė Lina Sakalauskė, BASF agro produktų vadovė javams Baltijos šalims. Kaip ir matėte video filmuke, BASF agro subūrė ekspertų komandą, kuri drauge kūrė planą, kaip kontroliuoti vienaskiltes piktžoles. Žinios galingiausias jūsų ginklas, kuo geriau pažinsite piktžoles, tuo veiksmingiau galėsite jas įveikti. O kaip atpažinti problemą, mums padės atsakyti Donatas Kavaliauskas, BASF agro verslo plėtros vadybininkas Lietuvai. Donatas dirba tam, kad inovatyvūs BASF sprendimai būtų ne tik pristatyti, bet ir realiai pritaikomi Lietuvos ūkiuose, kuriant vertę, efektyvumą ir tvarę ateitį. Donatai, tau klausimas. Kokios vienaskiltės piktžolės yra pačios pavojingiausios ir kaip jos išplitę Lietuvoje? Tai viena iš pavojingiausių vienaskilčių piktžolių būtų pelinis pašiaušėlis. Šalia manęs yra pelinio pašiaušėlio mėginiai, kur išsikasiau rudenį po herbicidų panaudojimo Pakruojo rajone. Ir matom, kad tas efektyvumas tikrai nėra labai geras, bet dalis herbicido veikimo mes galime matyti, tai yra piktžolių aukštis. Piktžolės lieka ganėtinai žemai, žemiau negu žeminiai kviečiai ir jos stengiasi taipogi suformuoti varpas ir taipogi padauginti tas sėklas. Tai labai tokia apgaulinga situacija ir kada mes vertinam piktžolės, kiek jų liko po herbicidų panaudojimo, tai būtinai keliaukite į lauką ir analizuokite, kiek ten tų piktžolių yra. Tikrai ne visos bus išlindę į paviršių. Kada reikėtų paminėti, kad jau yra nustatytas atsparumas, kai kurie vasariniai
herbicidai, pavasariniai herbicidai, jie yra mažai efektyvūs prieš pelinį pašiaušėlį, tai vėl sudaro sudėtingesnės sąlygas jo kontroliai. Kaip plačiai yra paplitęs pelinis pašiaušėlis, tai jau atrandame rajonuose Kėdainių, Radviliškio, Kauno, Marijampolės, tai piktžolė tikrai yra labai gyvybinga, gebanti prisitaikyti prie naujų augimo vietų. Sekanti piktžolė būtų dirvinė smilguolė, taipogi irgi mėginys, kuris yra paimtas iš lauko, panaudojus herbicidams, išsikasėm augalus ir galima matyti, kad tikrai yra dar ataugusių dirvinių smilguolių, to efektyvumo nepakako, bet taipogi ir matosi viduje, kad yra žuvę augalai, tai efektyvumas aišku yra ženkliai geresnis negu kovojant prieš pelinį pašiaušėlį. Kaip plačiai išplitusi dirvinė smilguolė, tai mes ją galim sutikti visoje Lietuvoje, plačiai paplitus per visą Lietuvą. Ir aišku, dar nereikia užmiršti, kad turim ilgą laiką jau nustatytas atsparumas, kad kai kurie pavasariniai herbicidai nėra efektyvūs kontroliuojančią piktžolę ir dėja tas sąrašas vis kiekvienais metais jisai ilgėja. Tai platus paplitimas piktžolės per visą Lietuvą, ilgą laiką buvimas herbicidų atsparumo, tai sudaro tikrai sudėtingas sąlygas kontroliuoti šią piktžolę. Ir mums reikia jau daugiau žinių, daugiau bendrauti su mokslo žmonėmis, konsultuotis, kad jau panaudotas efektyvius tikrai herbicidus atrasti ir kad tą piktžolę galėtume mes sukontroliuoti. Tai šiai dienai išskirčiau tas dvi vienaskiltės piktžolės kaip pačios pavojingiausias, ką mes turime Lietuvoje. Ačiū, Donatai. Aš nenoriu tavęs paleisti, tau dar vienas klausimas. Kodėl ūkininkams turėtų būti svarbu suprasti piktžolių biologiją? Tai taikant kovos priemonės prieš piktžolės ir nežinant jų biologijos, tai mano manimu yra laiko ir resursų švaistimas. Tos priemonės tikrai bus mažai efektyvios ir mes negausim to rezultato, ko mes norime. Tai mums svarbu reikalingos žinios žinoti, kokiose dirvožėmėse šitos piktžolės geriausiai auga. Tai dirvinės smilguolės, jos labiau mėgsta lengvesnės dirvas, bet gali būti ir molio dirvose, galima jas sutikti. Peliniai pašiaušėliai mėgsta sunkesnės dirvas, bet ir matot, kad irgi jau plinta ir į kitus rajonus, kur dirvos yra tikrai lengvesnis negu Pakruojo ir Pasvalio rajone. Reikia mums žinoti, kuriuo metu ir kiek procentaliai tų piktžolių sudygsta, ar tai rudenį ar pavasarį. Dirvinės smilguolės ir peliniai pašiaušėliai 80% jie sudygsta iš rudens. Likusia dalis jie gali sudygti pavasarį. Svidrės dygsta nuolatos, jos tokio apribojimo neturi, jos gali dygti rudenį, gali dygti ir pavasarį priklausomai nuo kaip joms yra palanku. Tai kada mes žinom tą dygimo laiką, tai jau kelia logiškas klausimas, kada būtų geriausia naudoti. Tai aišku, reikia, kad naudoti, kada jų sudygsta daugiausia. Tai tas 80% iš rudens reikia stengtis naudotis kuo daugiau efektyvesnių herbicidų, kad mes galėtume jas efektyviai sukontroliuoti. Kada reikėtų minėti, tai kad kiek ilgai trunka ramybės periodas sėklų, kada jos išbyra į dirvožemį, tai peliniai pašiaušėliai ramybės periodas sėklų būna nuo 4 iki 6 savaičių. Smilguolės, dirvinės smilguolės, svidrės, jos turi trumpesnius ramybės periodus, iki 2 savaičių. Tai mes turime jau laiką nuo sėklos išbyrėjimo iki kol mes pasėsim kviečius ir jau į tą tarpą mes galime tirpti kitas priemonės necheminės, kaip piktžolių provokavimą, tarpinių pasėlių įsėjimą ir aišku, kad mes turime skatinti, kad sėklų bankas kuo labiau mažėtų. Taipogi piktžolės turi ir antrą ramybės periodą, tai jeigu mes dirvą ruošiam giliau ir tos viršuje esančias sėklas mes užklojam storesnių dirvožemių sluoksnį, jos šiais metais jau nebesudigs. Jos pereina tą antrinį ramybės periodą ir jos sudigs tada, kada jom bus tikrai palanku. Pabaigai norėčiau dar paminėti, kad svarbi informacija, kiek
tos piktžolės išlieka gyvybingos dirvožėmi. Tai kiek tų metų jos būna gyvybingos. Tai dirvinės smilguolės nuo 1 iki 2 metų jos būna gyvybingos, bet gali tęstis net ir iki 7 metų. Tokiu atveju yra pelinis pašiaušėlis, tai yra 2-4 metai. Tai įsivaizduokime situaciją, kada mes naudojam herbicidus ir tai nepavyko efektyviai sukontroliuoti ir mes turim tikrai didelį tankį piktžolių ir tos visos piktžolės sėklas jau išbarsti ir mes nutarėm, kad reikia tą lauką užarti. Tai kada mes užarėm, tos visos sėklos, kurios išbyrėjo viršui, jos atsiranda vagos dugne ir jau būtų gerai, kad kas 4-5 metus mes jau giliai nebedirbtume, kad tų piktžolių vėl mes neiškeltume į paviršių. Ir jos tas sėklų bankas, jisai natūraliai mažėja pritaikant šitą priemonę. Tai šitų priemonių žinojimas, tai leis efektyviau parinkti priemonės, kitas, kaip mes galime efektyviai kovoti su peliniais pašiaušėliais ir dirvinėms smilguolėm. Savo įžvalgomis ir vėl pasidalins ponas Jørgen Larsen, BASF Agro regiono vadovas technologijų ir produktų vystymo srityje Šiaurės ir Baltijos šalims. Jorgenai, tau klausimą užduosiu anglų kalbą. Jorgen, why is it important to monitor weeds in both autumn and spring? Yeah, first to answer the question is actually to look a little bit on the biology of the key grass weed, blackgrass, windgrass, and ryegrass, because they have from their own biology. A part of it will, or the majority of these will, in general, emerge in the autumn. But you also have situations where some of it can emerge in spring. Not the same amount as in autumn, but if you look on both, all 3 of them basically, because ryegrass can basically emerge whole season, autumn, spring, but also blackgrass, it's probably forgotten sometime, is some of them have actually a small peak of emergence in the spring. For Apera, it's a little bit of the same. It's very not unlikely, but it's not very common that you see emergence of Apera in the spring, but it can happen. Also because it sometimes is very late emerging in the autumn. So when you go out and have a look in the field, you can get into situations that you see, okay, in the autumn, no, there's nothing. We don't do anything, or, fine, everything is fine. And then you come in the early autumn or the beginning of the early spring and the beginning of the spring, then you suddenly see grasses emerging. So that's make it very important just to have the view on the fields, primarily autumn, yes, if you can. Sometimes there's snow, as we have today, but at least earlier than that. And then also in the spring. And I know the problem is actually that today, when farms is getting bigger and bigger, you probably not always get out in the far out of the field with the longest distance from you. So one thing you actually could consider is just to have some pictures of it. And a drone today is relatively cheap. So just as a starting point, if you have the problem, recognize the problem during the spring, then it's just to fly over it and make some pictures, just ordinary pictures. You don't need to be this fancy, different thing you can with monitoring or other fractions and whatever of the light. But then then actually make your map and saying, okay, it seems that my program used in that field didn't work. It could be that I have a problem there. So visit the fields autumn and spring, and if you then later on don't, as if you have a problem with time, use the drone if you have one, and just to make the pictures. Ačiū už atsakymą. Jorgen, another question for you.
how to identify blackgrass, ryegrass, and winegrass at different growth stages. And you have some already grown pots as example on your table, so you could explain for us. I just need a little bit water. I caught a cough the other day. So, yeah, actually one of the most important tools you have, sorry, is this magnifier. A very simple one. Have that in your pocket. And then when you go out, and just raise, sorry, then if you look on the different species, then we also mentioned some of the Liculas, which is this sitting in here. And this is the blackgrass, where actually it's existing, but it's relatively short, but it's let's say, just a very clear road. So that is one of the very typical for blackgrass. The other thing is, you cannot see it here, but actually it's quite often relatively reddish in the stem to distinguish, because the next step is to go to the Apera, and just jump this one, where you have the Ligula down here is looking in here. It's much longer and very uneven, and it does Apera don't have the same reddish stem in the bottom. Sorry for that. Getting to the ryegrass, the very typical thing for ryegrass is, as you look at on distance, it's very glincy leaves, and they don't have the same ligula, but quite often it has some what we call tooth around the stem down here, because they are very, very difficult to distinguish between at least these two, blackgrass and Apera, on the early stage, because it's just a small needle basically. But one of the quickest emerging is the ryegrass, especially the Italian ryegrass, which is emerging very, very quick. So use this and go into the field and see what you have. Because that's actually the only way you can get very, very close. And at least with my old eyes, it's difficult to find it. So use this. It's very simple. Donatai, tau klausimas. Paskutinis. Kodėl svarbu stebėti laukuose, kokios piktžolės auga ir kaip jos plinta? Vienas iš svarbiausių darbų, ką turėtų ūkininkai atlikti, tai yra stebėti savo laukus ir identifikuoti, kokios ten piktžolės yra. Ne visą laiką rudenį ir pavasarį mes galime identifikuoti, ar tai yra dirvinės smilgolė, ar tai yra pelinis pašiaušlis, nes jos vizualiai būna labai vienodos. Vėlesniuose augimo tarpsniuose, jau kada jau matom, kada formuojasi jau šluotelės, mes galim pasakyti, taip, tai yra dirvinė smilgolė ir tai yra pelinis pašiaušlis. Sudarint žemėlapius mes matysim tendencijas, kaip piktžolės plinta tam pačiam lauke arba kitose ūkio laukuose. Dar norėčiau paminėti, kad svarbu, kad susiskaičiuotume, jeigu yra tai galimybės, kiek tų piktžolių turime tam kvadratiniam metre. Tai suteiks tiesioginės informacijos, ant kiek tas sėklų bankas pagausės ir kokias priemonės mums reikėtų imtis, kad tą sėklų banką mažintume kiek galima efektyviau. Šiam darbui užtenka turėti paprasčiausią sąsiuvinį, pasižymėti, užsirašyti apie piktžoles, apie jų tankį. Visi turi mobilus telefonus. Tai mobilaus telefono pagalba mes galim nufotografuoti. Turėsime iš karto vietų jau ir lokaciją, kuriam lauko kampe yra tos piktžolės. Ir yra tų įvairių programėlių, kur galima surasti ir kurios padės jums suskaičiuoti, kiek ten tų piktžolių yra vienam kvadratiniam metre. Dauguma sėdinčių čia ūkininkų tikrai naudojasi ūkio planavimo programomis, kur prie kiekvieno lauko yra priskiriama informacija, kokios augalų apsaugos produktus naudojat,
kokias trąšas, kokias sėklas. Jeigu dar papildomai papildysite tai su informacija, kokios piktžolės yra viduj, tam lauke, koks jų yra tankis ir turėdami visą šitą informaciją konsultuosite su konsultantais arba prašysit mokslininkų pagalbos, tai tas grįžtamasis ryšys bus tikrai efektyvesnis, bus suteikta tikslesnės rekomendacijos, kaip mes tas piktžoles galim kontroliuoti. Ir kada turim jau kelių metų duomenis savo lauko apie piktžolių plitimą, mes galime matyti, kaip mažėja piktžolių sėklų bankas ir kaip tos priemonės suteikia tą efektyvumą. Ačiū, Donatai. Ir paskutinis klausimas šioj sesijoje Jorgenui. Jorgen, why is blackgrass considered one of the most dangerous weeds? How does it spread? And what potential yield losses are caused by the spread of blackgrass and winegrass? Yeah, so the blackgrass, as some of you unfortunately know, it's a very active and I would say greedy plant, which actually is growing when it's first established and growing. It's really growing very fast, and that means that it will take fertilizer or nitrogen in primarily everything, and water, and also light on a later timing. So the problem is that it really come to a competitive grass, then blackgrass is one of the worst, I would say, in some situations. If you really have a problem with ryegrass, it's even more. But actually it's spread in different ways, but we'll come a little bit to that later on, but at least the combine is one of the worst, together with baler, because they collect all the straw. But there's also other measures how to spread, just transporting the grain with where you have black grass in the field. Some of these just blow off, and then you have it spreading from the side of the field. And again, also such as simple as wildlife is also, and manure, if you have that, and you have collected straw material. But what it actually can do, if you have a lot of blackgrass and also windgrass, is that in certain cases you can easily reach with a high proportion of plants in that, also ears per square meter. You can get easily 50% loss of the yield. Of course, there was something worse, some situation worse, something less, but at least 50% for blackgrass, and actually 30% for windgrass is also seen, even you just having 200 plants per square meters, which you say, okay, that's not much, but it's a lot of much more top, and windgrass is growing above the crop, and then sometimes even lodged it. So it's really greedy plants, blackgrass, also windgrass, and definitely also ryegrass if you get to that. So keep aware that it's a costly grasses. Ačiū už vertingas įžvalgas, dėkoju Lina už puikius klausimus.